Ką manot apie kanapes ir jų vartojimą N20 ir daugiau? Ar kada nors Lietuva toleruos jas ir ar amžinai mes liksime akmens amžyje? Aš tikiuosi, kad netoleruos. Ir aš labai neigiamai žiūriu, man teko dirbti su priklausomai žmonėm ir galėčiau pasakyti, kad nuo kanapių arba marihuanos priklausomi pacientai buvo man vieni iš sunkiausių, iš sudėtingiausių. O kodėl? Dėl to, kad šita medžiaga, tetrahidrokanabinolis, kuri ir sukelia tą apsvaigimo jausmą, jinai pažeidžia motyvacinį intelektą. Ir žmogui net ir susigalvojus, ką nors keist, yra labai sudėtinga jam padėti, nes jis nesugeba motyvacijos išlaikyti, jam sudėtinga yra kažkokius priimtus sprendimus išlaikyti, paversti jos realybę. Tai, sakau, būdavo labai labai sunku sudėtingi pacientai. O supratau, tai jūs pasisakot, manau, kad prieš visiškai, ar ne? Bet Taip. Kaip būna dabar